Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės jums sustiprinti gebėjimą transformuoti asmeninės ir kultūrinės patirtis į kūrybinės idėjas, aktualias profesiniame, empatiškame ir įtraukiame kontekste. Turėdami šį įgūdį galėsite pasinaudoti savo kultūrinę tapatybę kaip įkvėpimo ir išskirtinumo šaltiniu kultūros ir kūrybos versluose. Asmeninės emocijas ir patirtis paversti meniniais kūriniais, naudojant istorijas, simbolius ir šiuolaikinės išraiškos formas. Gyvenimo patirtis paversti kūrybinėmis žinutėmis, turinčiomis teigiamą emocinį ir socialinį poveikį. Užmegzti empatišką ryšį su auditorija, bendraujant autentiškai ir įtraukiai. Bendradarbiauti tarpkultūrinėme kontekste, kuriant kūrybinius projektus turinčius poveikį bendruomeniai. Kviečiame peržiūrėti trumpą animuotą vaizdo įrašą, daugiau sužinoti apie kultūrinę raišką ir idėjų plėtojimą kūrybinėje ir kultūrinėje aplinkoje, o tada atlikti savęs vertinimo užduotį. Sveiki atvykę į pirmąją mūsų kurso apie kultūrinį sąmoningumą ir raišką kultūros ir kūrybos sektoriuose pamoką. Šiame modulyje tyrinėsime, kaip asmeninė ir kultūrinė tapatybė gali tapti vertingų išteklių kūrybai, inovacijoms ir profesiniai integracijai. Šiandien pradėsime nuo vieno iš svarbiausių įgūdžių – gebėjimo reikšti savo idėjas, emocijas ir asmeninės patirtis su empatija, aiškumu ir kūrybiškumu, paverčiantis atitinkamais kultūriniais produktais ar paslaugomis. Pažiūrėsime, kaip kiekviena jūsų istorijos detalė gali būti paversta autentiška ir įsimintina žinute. Kiekvienas iš mūsų nešiojasi savo istoriją. Istorija apie tai, iš kur mes kilę, apie mūsų šeimos tradicijas, kalbą, papročius, emocijas ir patirtis, kurias paveldėjome ir perduodame savo vaikams, bet taip pat ir apie pokyčius, kuriuos patyrėme. Kultūros ir kūrybos sektoriuose ši patirtis yra ne kliūtis, o autentiškas įkvėpimo ir išskirtinumo šaltinis. Šioje pamokoje sužinosite, kaip atpažinti šios paslėptus išteklius ir kaip juos panaudoti, kuriant unikalius ir aktualius produktus. Kultūrinė raiška – tai ne tik estetika ar dekoravimas, tai prasmė, emocijos, tradicijos ir tapatybė. Tai kažko, kas pasakoja tikrą istoriją ir ką kiti gali atpažinti ir pajusti kūrimas. Įsivaizduokite, kad jūsų kultūrinė tapatybė yra jūsų kūrybos pagrindas. Ją formuoja kasdienės patirtys, šeimos santykiai, vaikystėje išgirstos istorijos ir simboliai, kurie jūs supa nuo pat pradžių. Galbūt užaugote su tam tikrais papročiais ar tradiciniais siuvinėjimais, su senelių pasakojamomis istorijomis, senomis dainomis ar švenčių ritualais. Visi šie elementai yra daugiau nei tik prisiminimai. Juose glūdi galingos emocijos, vertybės ir prasmės, kurias galima transformuoti į šiuolaikinius kūrinius. Svarbu atpažinti šiuos šaltinius ir juos išnaudoti asmeniškai ir kūrybiškai. Kūrybinis procesas dažnai prasideda nuo emocijų. Emocijos suteikia prasmę galutiniai formai. Tradiciniai siuvinėjimai gali tapti grafiniu raštu mados dizainui. Šeimos istorija gali būti transformuota į animaciją ar iliustruotą knygą. Jūsų gimtojo kaimo nuotrauka gali tapti meniniu plakatu ar vizualinė kampanija. Pagalvokite, koks jūsų vaikystės ar kultūros elementas jūs labiausiai atspindi. Kokios emocijos su juo susijusios ir kaip galėtumėte jas paversti šiuolaikiniu kūriniu, kuris būtų aktualus jūsų auditorijai. Kokios technikos, spalvos ar formos padėtų išsaugoti žinutės autentiškumą ir sukurti emocinį ryšį su tais, kurie sąveikaus su jūsų produktu. Kiekviena gyvenimo patirtis, net sunki ar skausminga, gali būti transformuota į kūrybinę idėją. Skirtumas yra tai, kaip mes nusprendžiame ją vertinti ir išreikšti. Šioje pamokoje išmoksite sudėtingas emocijas paversti kūrybinę medžiagą per struktūruotą ir sąmoningą procesą. Procesas prasideda sąmoningų stebėjimų, kas įvyko, kaip jautėtės ir kokį poveikį tai turėjo jums. Toliau seka apmąstymai, ko išmokote ir kokią žinią norite perteikti savo kūriniu. Ši išsami analizė padeda suprasti, kurie elementai yra tikrai svarbus ir kaip juos integruoti į savo projektus. Pavyzdžiui, moteris, kuri patyrė migraciją, gali sukurti iliustracijų seriją apie ilgesį, netektį ir viltį. Kitas žmogus gali rašyti vaikų pasakas apie prisitaikymą, drąsą ir naujos pradžios atradimą. Kažkas gali kurti papuošalus įkvėptus saugumo ir atsparumo simboliais. Padėti gali paprastas žingsnis po žingsnio procesas. Užrašykite patirtį, nustatykite pagrindinės emocijas, nuspręskite dėl pagrindinės žinutės ir pasirinkite tinkamą meninę formą.
Apmąstykite, kaip jūsų žinutę gali suvokti ir jausti kiti, kad jūsų kūrinys būtų ne tik asmeninis, bet ir komunikatyvus. Eksperimentuokite su įvairiais pateikimo būdais, nuo vizualinių iki garsinių, kad pamatytumėte, kas labiau rezonuoja. Mokykitės klausytis atsiliepimų ir naudokite juos nuolat tobulindami savo darbą. Empatija tai gebėjimas įsijausti kito žmogaus padėtį ir suprasti jo emocijas bei poreikius. Kūryboje empatija yra būtina, norint sukurti meną, kuris paliečia žmonių širdis ir sukuria tikrus gilius ryšius. Paklauskite savęs, kas matys šį produktą, kaip šis žmogus jaučiasi, ką jis nori išgirsti ar atpažinti mano istorijoje. Nuolat užduodami savo šį klausimą galėsite sukurti produktus, kurie autentiškai ir jautriai pateikia norimą žinią. Empatiškas menas neteisia ir neatstumia. Jis kuria tiltus tarp skirtingų žmonių ir patirčių, sujungia vietinę auditoriją, kitas panašioje situacijoje esančias moteris ar žmonės, norinčius geriau suprasti Ukrainos kultūrą. Kūrybiniai produktai perteikiantys tikras emocijas ir pagarbą daro didesnį poveikį ir yra labiau įsimintini nei tie, kurie siekia tik estetikos ar atitinka dabartinės tendencijas. Mokykitės kurti širdimi ir protu, derindami autentišką žinią su tinkama meninė forma. Stebėkite auditorijos reakcijas ir naudokite atsiliepimus, kad patobulintumėte savo žinią. Tokiu būdu kiekvienas projektas tampa mokymosi patirtimi ir autentišku jūsų tapatybės išraiškos būdu. Kūrybiškumas vystosi ir stiprėja bendruomenėje. Bendradarbiavimas su kitais kūrėjais ar įvairių sričių specialistais atveria naujas perspektyvas ir praturtina darbą. Dirbant kartu, idėjos tampa sudėtingesnės ir vertingesnės. Kūrybiniai seminarai, darbo grupės ir tarpkultūriniai projektai yra erdvės, kurios idėjas susitinka, papildo viena kitą ir vystosi. Šiame kontekste įtrauktis ir pagarba įvairoviai yra esminiai dalykai prisidedantis prie sveikos ir produktyvios darbo aplinkos kūrimo. Pavyzdžiui, ukrainiečių menininkas gali bendradarbiauti su vietos fotografu, kad sukurtų parodą apie moterišką tapatybę, migraciją ir priklausomybę. Rezultatas projektas, kuris yra sudėtingesnis ir efektyvesnis nei bet kuris individualus kūrinys, kreipiasi į visas auditorijas ir daro realų poveikį. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas indėlis prideda vertės ir skatina novatoriškas idėjas. Naujai interpretuotos tradicijos gali tapti kūrybiniais produktais, aktualiais vietos ir tarptautiniai rinkai. Tradicinis simbolis, jautriai interpretuotas iš naujo, gali įgauti naują ir šiuolaikišką formą. Tai gali būti plakatas įkvėptas ukrainietiško siuvinėjimo, logotipas integruojantis kultūrinius simbolius, papuošalų kūrinys ar iliustruotų istorijų apie savo šaknis ir tapatybę serija. Praktinis užsiėmimas gali padėti jums pradėti. Pasirinkite tradicinį simbolį, užsirašykite, ką jis reiškia ir kokias emocijas perteikia. Tada transformuokite jį į šiuolaikinį produktą, plakatą, marškinėlius, logotipą ar dekoratyvinį raštą. Tai pirmasis žingsnis paverčiant tradiciją kūrybinę galimybę, pritaikytą dabartiniai rinkai ir jautrumui, tuo pačiu išsaugant kultūrinį autentiškumą. Naudokite šią praktiką eksperimentuodami su kitais pateikimo būdais, kad taip taptų nuolatiniu mokymosi ir inovacijų procesu. Nebijokite tyrinėti naujų medžiagų, technikų ar bendradarbiavimo galimybių, kad išplėstumėte savo kūrybinį poveikį. Atminkite, kad jūsų kultūrinis balsas yra svarbus. Jūsų patirtis, istorija ir perspektyva yra vertingos ir gali realiai prisidėti prie kultūros ir kūrybos sektorių. Autentiškumas yra viena iš jūsų didžiausių stiprybių. Kuriant su empatija, nuoširdumu ir pagarba savo tapatybei, galite paversti savo asmeninę istoriją profesinę galimybę, bet taip pat ir įkvepiančią bei vienijančią žinutę. Stebėkite, kaip jūsų poveikis jaučiamas bendruomenėje ir kaip jis gali teigiamai paveikti kitų žmonių gyvenimus. Jūsų balsas yra svarbus, jūsų patirtis yra svarbi, jūsų empatija yra svarbi. Kultūros ir kūrybos pramonėje autentiškumas yra stipriausia savybė, o jūsų poveikis gali būti jaučiamas visose bendruomenėse. Toliau tyrinėkite, dalinkitės ir kurkite, nes kiekviena istorija suteikia vertę ir prisideda prie turtingesnio ir labiau susieto kultūrinio pasaulio. Dabar kviečiame jūs patikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite e-studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.